Mintis formuoja tai, ką tu patiri. Patirtis formuoja tavo kasdienius įvykius, o įvykius tam tikras vidinis algoritmas. Aš jį vadinu likimo matrica. Tai yra mūsų toks vidinis kodas, kurį galim iššifruoti per numerologiją. Ir taip, kai pažįsti šį kodą, tu gali keisti savo mintis, o su jumis keičiasi ir tavo realybė. Šiandien aš toliau pristatau save per skaičių prizmę, gal pažinsi ne tik mane, bet ir atrasi daugiau apie save, nes numerologijoje egzistuoja toks dalykas kaip asmenybės tipas. Tai tavo pagrindinis skaičius, kuris pasako labai daug apie tavo prigimtį, poreikius ir stiprybės. Šiandienos tema yra skaičius 6. Ir man asmeniškai tai yra apie žmonės, bendruomenės, socialinį gyvenimą, malonumą, koncertus, vakarėlius, buvimą tarp kitų, gebėjimas dalintis ir jausti. Kai esi 6, tau būtina būti tarp žmonių, neužsisėdėti namie, nes tavo augimas vyksta tik per santykį arba santykius. Bet jeigu gyvenime nusivili žmonėmis, nori sėdėti namie, niekur eiti, su nieko bendrauti, tai yra ženklas, kad ne su tavim kažkas yra ne tas, o tiesiog, kad tu per daug išjauti kitus žmonės. Nes 6 dovana kitiems yra palaikymas. Kai 6 aktyvuoja savo dovaną palaikymą kitiems, gyvenimas pradeda tekėti visai kitaip. Mano tipas nėra 6, bet labai gerai prisimenu, nuo ko prasidėjo didesnė mano veiklos plėtra. Tuo metu įstojau į verslių moterų klubą, bendruomenę, kurioje sutikau įkvėpiančių moterų, draugių ir net naujus giminaičius. Gavau tiek palaikymo ir svarbiausia drąsos veikti plačiau. Būtent per tuos susitikimus gimė net 2 naujos paslaugos, kurios dabar yra neatsiejama mano veiklos dalis. Numerologiniai ir astrologiniai renginiai, kur moteris susirenka ne tik gauti žinių, bet ir pasinerti tokį ypatingą būseną. Ir mokymai, kuriuose ne tik dalinuosi metodais, bet ir lydžiu moteris per asmeninį virsmą. Abu šie projektai gimė ne iš noro gauti, o iš vidinio troškimo dalintis. Nes skaičius 6 yra apie žmonės, apie tai, kaip mes veikiame vieni kitus. Tikiu, kad būtent bendruomenė, mūsų šviesa sustiprėja. Kai leidžiam savo būti matomoms ir naudinga kitoms, viskas pradeda judėti. Jeigu tau gavosi skaičius 6, labai tikėtina, kad tavo gyvenimo tema būti tarp žmonių. Bet dažniausiai 6 arba bėga gelbėti visų ir pamiršta save, arba užsidaro nuo pasaulio ir nenori prisiliesti prie kitų jausmų. Abu kraštutinumai apie tą patį, apie nesuprastą savo jautrumą ir nesuvokta, kokia dovana iš tikrųjų yra tavo